Ir kadangi žmogus neturi kur dėtis, jisai klausia ir toliau, užsikabindamas už atsakymo. Ir kokia čia knyga? Ir staiga mylimas Mečys susimąsto, kas jam būdinga, ir negali prisiminti pavadinimą. Ir aš matau, kad jis jo prisiminti negali. Ir kada jis padarė pauzę, sakė, kažką tokio, kurio akivaizdu visiems, kad va, pavyko pagauti didelį žmogų. Ir aš pajutau tą pagundą, kurią pasinaudojau. Aš taiga pasakiau, va, čia kas antras atsakymas, neturiu komentarų. O kai paklausė kokio nors realaus paprasto klausimo, kokią knygą skaitai, išrodo žmogus net pavadinimą nežino. Paskui mes su nes išnekėjom kokius porą metų. Ir aš supratau, kad išeiti iš situacijos, kuomet tu gali, o partneris negali, irgi reikia mokėti. Aišku, viskas buvo dar ne visai taip, aš dar nesupratau, kokia čia situacija. Ir tuo metu, taip elgdamasis, gal man buvo atleistina. Bet dabar jau tikrai žinau, kad rūpestis kitų bendraujant, nesvarbu, priešininkas, jį taip vadini, partneris, klientas, pacientas, bendražygis, kuris po to virs priešininku. Visiškai nesvarbu, rūpestis turi būti. Jeigu rūpesčio nėra, kontakto nėra. Vienas žymus graikas kažkada yra pasakęs, jeigu nejauti simpatijos, vertinti negali. Kitaip tariant, simpatija tai yra sąlyga, pati elementariausia, bet būtina sąlyga įvertinti ryšį, bent kažkuo, kad žmogus tau patiktų, nežinau, pateisintum jį. Ir tada atsiranda rūpestis, atsiranda noras padėti, noras nepadaryti to paskutinio judesio, kuris tą žmogų pastato į padėtį, kurioje pats nenorėtum būti. Jeigu šito nėra, kontaktas, jis yra tik atsitiktinis, iki tam tikros ribos. Ir tada pagunda vis tiek ateis, nes santykis netolygiai išreikštas. Šiandien tu stipresnis, rytoj jis. Visada reikia bijoti situacijų, kada esi stipresnis. Ir trečia situacija, kuri padėjo tapti dabar tokiu įžūliu, kokiu esu. Tai situacija su vienu pašnekovu, tiek to dabar visiškai nesvarbu, kas jis toks, bet svarbi pati struktūra. Vėlgi, tai buvo viskas pačioje pradžioje. Laida kokia 10, dar vis nežinai, kas yra kas. Ir lauki, kol jis ateis. Visa ta pradžia apie 12 valandą. Ir aš jau visada 10, dar nėra istorijos, nežinai kaip visada. Bet tu matai, kad liko iki laidos 7 minutės, o žmogaus nėra. Tu jam skambini, eteris tiesiogiai. Ir klausi, kur tu esi? O jis tokiu balsu, kuris leidžia manyti, jog naktis praėjo audringai, sako prie Ariogalos. Ta Ariogala galbūt Lazdynuose, galbūt dar kažkur, čia visiškai nesvarbu, bet tu supranti, kad nei tokiu balsu, nei šitų fizinių kūnų jis nesudalyvaus. Viskas. Tai yra pabaiga. Jau tada supranti, kad pabaiga. Bet pabaiga kažkokia tai pradžia. Galvoju, o kas toliau? Toliau, aišku, hierarchinė struktūra suveikia. Aš bėgu pas vyriausiąjį redaktorių ir sakau,
Tokia situacija. Neatėjo pašnekovas. Ką daryti? O jį man pasakė tai, ką aš įsikaliau visam savo gyvenimui. Jis man sako, 10:12 prasideda tiesioginis eteris. Lygiai 1 jisai baigėsi. Tai yra tavo laikas. Daryk, ką nori. Aš pažiūriu laikrodį 5 minutės. Jinai nepasakė, ką daryti. Jinai pasakė, daryk, ką nori. Kaip Šventas Augustinas. Daryk, ką nori, bet mylėk Dievą. Ta prasme, padaryk viską, kad būtų gerai. Pirma, man dar kyla tokia kvaila mintis atsisėsti ir kažką pašnekėti. Bet aš čia greit nuvijau, tokia mintis kilo kažkada vėliau. Bet iš principo žmogus atsidūrė situacijų, kurios savo jėgom atrodytų išspręsti negali. Ir tada Žinių radijas yra Spaudos rūmuose 16 aukšte, o virš iš karto Baltijos televizija 17 aukštas. Viena iš mano bendradarbių likus 3 minutėm staiga prisiminė, kad ten yra toks žinomas personažas, tada dirbęs savireklamos skyriuje, žinomas tose populiariuose sluoksniuose. Ir galbūt jisai gali kažkaip sudalyvauti. Jie jį prisikviečia, net nesako kodėl, sako tiesiog nusileisk, draugiškumas. Nusileisk 16. Jis nusileidžia, jį tiesiog nuveda į studiją, pasodina ir aš dar net nežinojau jo pavardės, nespėjau sužinot pavardės, tik vardą. Ir laida prasidėjo. Ir aš sakiau, su jumis kartu, ir kokia jūsų pavardė? Vėlgi, visa tai baigėsi. Bet po šito aš nieko nebebijau. Bet kažkas sudegė. Turiu galvoje ne tai, kad nebijau ten liūto, tigro ir begemoto. Aš nebijau, kad staiga būsiu juokingas, staiga nebus ką daryti, neturėsiu jokių priemonių išspręsti tai, kas su manim gali atsitikti. Turiu galvoje eterį. Turiu galvoje tą situaciją, kuri dabar virto mano pagrindiniu užsiėmimu. Todėl, kad vis tiek, bet kuriuo atveju, kažkas įvyks. Ir tas kažkas iš dalies, aišku, priklauso ir nuo manęs. Kitaip tariant, aš pasinaudosiu situaciją. Turėsiu galimybę. Nereiškia, kad aš viską pats išspręsiu ir kad viskas bus gerai. Bet tai reiškia, kad aš nebūsiu kampe. Reikėjo žmogų įgąsdinti, bet ne iki galo. Dabar pabandyčiau išlukštenti, grįždamas atgal, bet papasakosiu, kaip jau po to įžūliai viskas dėliojosi. Žinoma, astrologė Palmira, keliaudama į laidą, užstrigo lifte. Laida prasidėjo, jinai skambina, kad ji negali iš to lifto išlipti. Liftas ten sustojo tarp aukštų, ją galima būtų iškelt, bet moteris, žodžiu, jinai laukia, kad ją kažkas iškeltų. O reikia kažką šnekėti. Ir kaip tai atsitinka, nežinia, bet tai atsitinka, kada žmogus staiga gerai pasiima Lietuvos ryto numerį ir skaito Palmiros horoskopą. Avinas, taip ir skaitėm. Jį jau eina į studiją, sakau, o jūsų Palmira koks ženklas? Jis sako, vandenė. Po vandeniam, sakau, iki pietų, jeigu išeinat iš namų, nepamatot baltos katės, nesuspjaunat per kairį petį, užstriksite lifte. Aš tokios nustebusios moters sėdėjau. Ji plėšė, parodyk, ar tikrai taip parašyta. Aš čia neprikuriu, čia yra gyvenimas. Bet būsena, kurioje viskas vyko, jinai buvo nervinga. Jinai buvo susijusi su tuo, kad galėjo būti ir kitaip, tačiau vyksta taip ir nieko čia baisaus.